fantastiškai gražią giesmelę, kaip ir lopšinę aš parsivežiau iš Australijos. Australijos lietuviai ją giedojo, aš parsivežiau ir galvoju, tokia giedorka yra mano pusseserė, jie 85 metai, bet jinai tokia žvali moterytė Genė. Sakau, Genė, nu jau tu šitos tai nemokėsi. Nu kokia graži giesmė. Aš ją tik pradėjau giedoti, sakė, mes tai mokėjom, mes giedojom jų, bet sako, sovietiniais metais ją uždraudė dėl vienos eilutės. Ir suteik ramybę mūsų tėviškėliai. Tai va, sako, kunigas mūsų choristas pasikvietė ir pasakė, kad šitos giesmės negiedotumėm, bet, bus negerai. Tai mes imkim dabar ją pagiedotum. Čia jinai vėl labai nesudėtinga, labai lengva. Na, per aukštai, jeigu tu nori. Ne. Dar per aukštai. Nu, gal dabar taip. Liulia Jėzulį, mylimas vaikelį, greit nušvis dienelė ir Lietuvos žemelė. Greit nušvis dienelė ir Lietuvos